Labą dieną, gerbiami žiūronai, tai yra gerbiami žiūrovai. Dieną su jumis sveikinamės nuo Puntuko akmenuko. Ir eisim į lajų takiuką. Čia va, šūduku vieno šito. Bandysim užkopti kažkaip tai. Duok ranką ir pirmin. Pradedant mūsų pažintinę ekskursiją nuo inkilėlių kolekcijos. Va, kiek čia daug visokių jų yra. Ir didelių, ir pelėdikiai, ir dančiasnapiai, ne ančiasnapiai. Šikšnosparniai tarp kitko irgi turi savo inkiliukus. Iš toliau padarytus juodus, kad vandens nepraleistų. Didžioji zylė gyvena drevėje. O čia gyvena pelėda. Arba mažesnis šuo, jeigu apverstum. Irgi galėtų tilpti. Medžių lajų takas mus pasitinka šalia augančiais šermukšniais, skylėtom grindim ir medžiais aplink. Tęsime savo kelionę. Sigita va šlubuoja po biškį, bet įveikė 230 laiptukų ir 200 metrų kelionę pėstute. Va taip. Puikūs žmonės Anykštėnai pasistatė lajų taką, kad turėti traukos centrą. Ir mes va ateiname lajų taku, einam stipriu žingsniu. Nu, Sigita nelabai stipriu, bet žingsniu. Jeigu pažvelgtumėt žemyn, pamatytumėt krūvą medžių. Va. Dėl to tai vadinama medžių lajų taku, nes eini palei medžių lajas vienu žodžiu. Nežinau, ką aš čia kalbu, bet kažkas tai gražaus. O va čia galit pamatyti dar briedį. Ne, ten strutis. Ne strutis. Danielius tenai, va. Va, žengiame tolyn. Medžių lajų tako. Iš tikrųjų, tai yra labai gražu ir žiauriai aukštai. O, galit pamatyti. Aš galėčiau nusispjaut, pažiūrėtumėt, kiek laiko kris, bet jau tiek to, žmogus kultūringas. Medžių lajų taku mes šlubuojame abu ir mums niekas nebaisu, nes pusryčiai mes valgėm makaronų. Taip ir buvo. Įpusėjus medžių lajų taką mus pasitinka ąžuoliukas ir kabantis giliukas, o apačioj siaučia šerniukas ir laukia, kol nukris giliukas. Čia yra aukštai. O, dar vienas ąžuoliukas ir dar vienas giliukas ir karočio krūva šerniukų. Einame tolyn. Ant pušies šakų auga kankorėžiai ir visokios kitokios agrokultūros. Priešais mus atsiveria žiauriai gražus vaizdas ir apžvalgos bokštas, aš kiek suprantu, tenai viršui bus aikštelė kažkokia. Bandysime eiti toliau ir pakilti į viršų. Labai tikiuosi, kad liftas veiks ir Sigutukui nereikės ten pumpurumpintis tais laiptukais žemyn. Priėjom apžvalgos bokštą. Reikia dar palikau už nugaros pasigrožėti. Reikės eiti darytis nuotraukas, selfinti, kaip be selfie. Šiaip įspūdingas statinys, kaip galiu pasakyti. Tikrai gražu, tikrai fainai. Ir tikrai verta. Labai žiauriai nestandartinis. Nuo viršaus atsiveria vaizdas išvis nerealus. Vau, galiu pasakyti. Medžių lajų takiukas, va tenai mes prieš tai ėjom. Įdomu, į kokį aukštį iškelia, reikės eit pasidomėti. Viena dalis, kita dalis. Nes nafik aukštai, žinokit, kaip iš tikrųjų aukštai. Bandom dabar lipti žemyn laiptukais, kurie kažkodėl tai visiškai kiauri. Ir bandom dasivyti Sigitą, kuri nušaliavo žemyn, nes liftai neveikia. O! Kelias. Nusileido nuo medžių lajų tako, informacijos centras. Bandysim biškį paeiti šoną,
parodyti, kokios dydžio yra. Ten, kaip matot, yra mėlynas garvežiukas, kuris vežioja turistukus kažkur tai. O čionai viskas yra į viršų. Nemanau, kad iš čia daug ką nors matysit iš to, kad atstumo, bet pabandyti galime. Nes saulė šviečia, biškį šuduva gali gautis. Mes pamatysim paeiti pavėsį. O, tai jis gražuolis. Nu ką, dabar prie upės pasivaikščiot. Ir sekantis sustojimas mūsų bus Vasaros Rogutės.